Tai sveiki visi, sveikinuosi servise 007 iš Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių ir šį kartą turiu visų trokštamą, mėgiamą 5.7 Hemi varikliuką V8 ir Dodge Durango 2019 metų modelį. Trumpai noriu pasidalinti šitą istoriją, papasakot viso šito automobilio kelią, reiškia, tai gal taip labai neišsiplečiant, tai klientas iš Vilniaus atvyko pas mus su BRC sistema jau be abejonės sumontuota. Atvyko tam, kad išsidefektuoti sistemą ir išsiaiškinti, kodėl tas automobilis važiuoja ne taip, kaip jis turėtų važiuoti, kodėl jo trauka akivaizdžiai skiriasi, kodėl perėjimas nėra sklandus, kodėl akceleruojant jaučiamos duobės traukos ir taip toliau ir panašiai. Klientui pasiūlėm du variantus, tai pirmas variantas važiuoja taip, kaip yra dabar, nes antras reiškia perdaryti viską, išimti visą įrangą pilnai ir yra čia tada jau vėlgi du variantai iš tą įrangą išėmus arba sukrauti viską atgal ir perdaryti viską pilnai ir sudėti tą pačią BRC sistemą atgal arba sumontuoti kitą sistemą. Darbo prasme ir kainos prasme tai seną BRC va tokį laidyną, kur viskas į pukelį susukta, apendicitų žmūtų pridaryta, laidai jungti, nedajungti, ten OBD nepajungtos, apsukos nepajungtos, purkštukai numesti, bet kaip. Žarnos trinasi, smirda, turi kvapą, kaip ir visos be abejonės. Tai, čia vėlgi iš to video toksai nėra tikslas kažko pasakyti, kad viena ar kitokia sistema yra bloga. Bloga yra tai, kai vieną arba kitą sistemą sumontuoja nekompetentingi meistrai arba tokie, kurie, nori bet kaip tos darbus padaryti. Sutikim, visgi 5.7 V8 tai yra, premium klasės variantas ir komplektacijos jų geros ir varikliai geri. Ir rinkoje automobiliai nėra pigiausi. Kartais klientai kažkaip klaidingai, kai jie perka automobilį, pavyzdžiui, renkasi skelbimuose, niekada nežiūri pigiausių variantų, bet kai nusprendžia susimontuoti dujinę įrangą, kažkodėl nusprendžia visiems skambinėti ir pasirinkti pigiausią variantą. Tas pigiausias variantas paskui finale taip pat kaip ir su mašinom išlenda per krūvas visokiausių remontų, reikia viską ten dažyti, perdaryti, remontuoti ir visą kitą ir finale vis tiek, nepaisant to, kiek tų pinigų pridėsit, vis tiek to gero varianto nepasieksit. Tai čia kliento sprendimu buvo priimtas sprendimas visgi tą sistemą demontuoti ir sumontuoti Landerenzo Omegas sistemą visiškai naujai. Tai apie ją trumpai ir pabandysiu papasakot. Tiesa, sistemą demontavom pilnai, įskaitant ir mygtuką salone, ir kuro magistralę, ir dujų balioną, nes pasak meistrų, dujų baliono čia daugiau nei 69 litrų įdėti yra neįmanoma. Įdėjom 92 be jokių problemų ir galima dar didesnį įdėti, jeigu vizualiai matomas balionas nekliūna, ta prasme, tiek iš techninės apžiūros, ten jokių problemų nei kils, nei gali kilti. Tai labai tvarkingai, aš ir video padariau, kaip visada reportažą ir laukia, kaip jis atrodo tas balionas, jis be abejonės yra matomas, labiau nei matomas yra 69 litrų, bet klientui su tokiu varikliu yra prioritetas daugiau to kuro užsipilto, kad jisai ten visai nesimatytų tas balionas. Tai balioną irgi pakeitėm, prie to prieisim gale. Dabar variklio skyrius, ar ne, tai Landerenzo Omegas valdymo blokas štai šitoje vietoje. Du reduktoriai sumontuoti posparnėje žemiau keleivio pusės lempos yra sumontuoti du Landerenzo LI10 turbo reduktoriai. Išeina, reiškia, dujų padavimas į viršų. Čia šį kartą įdėjom specialiai H formos filtrą tam, kad slėgį iš tų reduktorių ir temperatūrą suvienodint ir paleidžiam ratu per variklį, per Reilo IG7 Dakota dujinius purkštukus. Atskirai nuo reduktorių turim sumontuotą OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Kaip matot, tiek skystos fazės filtrą, tiek dujinės fazės filtrą aš galiu pakeisti čia be jokių problemų, nieko per daug neardant ir negriaunant. Temperatūrinį daviklį taipogi matau, viskas padaryta ant jungčių, tvarkingai, sulituoti visi laidai, įvilkti į termokembrikus su klijais, jokių pukelių, izoliacijų ir taip toliau ir panašiai, yra panaudoti ir gamykliniai laikikliai, ir specialios gofros apsauginės, ir dujinės žarnos su teflonu tam, kad kvapo nebūtų. Kitaip tariant, esam sudėję šiandien kokybiškiausias priemonės ir medžiagas, kokias galim sudėti. Ir viskas sumontuoti variklio skyriuje, viskas gražiai nuvalyta, paruošta, pravesti instruktažą ir atiduoti klientui. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų mygtuko vietą, čia truputį esame įpareigoti esančios skylės, štai šitoje vietoje, kur buvo sumontuotas anksčiau mygtukas, tai be abejonės į jo vietą teko įdėti ir šitą, nes čia piršto storio skylė tokioje vietoje, sudėtinga kažką būtų ten jau sugalvoti, ar ne. Prie benzino užpilimo
Turim pildymą, jį taipogi perdarėm, gražiai įdėjom naujai tam, kad jį truputį išnešėm, kad patogiau būtų jungti pistoletą, nes jeigu pildymas pačiam gale padarytas, tai čia jungiant jau praktiškai visą laiką liečia pildymo pistoleto rankeną. Nepatogu, nes kai kurie klientai netgi pažeidžia savo automobilį vien tik dėl to. Taip yra patogiau, tvirčiau ir geriau. Dujų balionas, kaip ir minėjau, yra sumontuotas 92 litrų atsarginio rato vietoje. Aš pridėsiu be abejonės tiek video, tiek nuotrauką, kaip atrodo lauke šviesoje, nes dabar bus sudėtinga jį parodyti, bet tikrai čia atrodo pakankamai gražiai, tvirtai, patikimai, niekam nekliūna, kaip sakyti, ta prasme matosi jisai kažkiek labiau negu be abejonės matėsi prieš tai 69 litrų balionas, pilna viduris, Bormecho, tikrai kokybiškas, pakankamai atsparus korozijai, nepaisant to dar keliais sluoksniais padengtas antikoroziniam dangom. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landrenzo sistemos montavimą bei prieš tai buvusios sistemos demontavimą. Tai kaip ir minėjau ir pabrėžiu dar kartą, ne pati sistema iš esmės nusprendžia, tiesiog darbai, servisas, įmonė ar asmuo, kuris montuoja, kaip ta sistema yra sumontuota. Netgi ir pati geriausia sistema ir ta pati Landrenzo, kaip sakyti, meistro, kuris neturi noro padaryti viską tvarkingai, jinai gerų rezultatų neduos. Taip kad rinkitės atsakingai vietą, kurioje montuojatės dujinę įrangą. Tam kartu tiek. Ačiū.